Vaidas teiraujasi, matyt, stebi jūsų pasisakymus. Prieš metus siūlėte investuoti į auksą vienoje televizijos laidoje. Prieš panašiai kalbėjo ir Antanas Bosas. Dabar mes matom aukso rekordus. Kodėl ir ką jūs tada išvelgėte, jeigu pamenat tokį pasisakymą? Na, reikėjo tuo metu, kada buvo dar auksas, uncija kainavo kažkur apie $700, dabar jau 1300, beveik dvigubai pabrango. Ir tai reikėjo. Aš kalbėjau apie tos žmonės, kurie laikė pinigus kojinėse, bankuose, todėl kad bankas nedaug moka, kojinėse išvis jie devalvuojasi. O aukso vertė kelia, todėl kad sumaištis ekonomikoje, pasaulyje, jis visą laiką priverčia daugumą investuotojų rimtų, milijardierių investuoti į auksą. Ir būtent jie visą laiką sukels tą kainą. Kinija labai dažnai supirkinėja obligacijas vyriausybinės vertybinių popierių Amerikos, Europos Sąjungos, labai stipriai supirka nemažai obligacijų, euro obligacijų ir taip. Bet paskutiniu metu jie nemažai pradėjo investuoti, tai didelė ekonomika Kinijos, nemažai pradėjo investuoti į auksą. Tai buvo matosi, kad bus sukelta kaina. Jo nėra galbūt tiek vertės, bet paklausa yra. Ir tas ažiotažas vis tiek galim buvo prognozuoti, kad tai sukels papildomai. Darius teigia, aš turiu 10 000 litų. Jie dabar yra banke, terminuotame indėlyje. Tačiau žinau, kad jie tirpsta, nes reali infliacija yra didesnė už banko siūlomas palūkanas. Ką pasiūlytumėt daryti, kur padėti, ką pirkti už tos pinigus, kad jų nesugraužtų infliacija? Jeigu jūs turėtumėt dabar banke 10 000 litų ir nebūtumėt verslininkas. Tai reikia suprasti, kokio mąstymo yra žmogaus ir kaip jis gali juos panaudoti. Aš, pavyzdžiui, ir laisvų pinigų, aš dirbu su tarptautiniu valiutos ir akcijų biržomis. Tai yra pakankamai įdomus dalykas, beveik 30% per metus aš visą laiką padarau iš to laisvų kapitalo. Čia nepaslaptis, aš galiu parodyti. Lietuvoje, aišku, nedaug žmonių, kurie tiesiogiai online prijungti prie tarptautinės biržos, tai vienas iš jų aš esu, pilnai pas mane 24 valandas stebė visą kompiuterinę sistemą, kaip vyksta tas procesas. Galiu pasigirti birželio mėnesį, mano krepšelį papuolė į 10 geriausių, padarant investicijus ir atpirka. Ir mano krepšelį, mano draugų nemažai pasiūlė savo pinigų, kad aš būtent valdyčiau. Reinvestuotumėt pinigus. Būtent aš juos prižiūrėčiau. Man tai patinka. Tai šiandien iš tos krepšelis, ko gero, tik 10% mano pinigų, 90% mano draugų. Gerai, bet žvelgiant į, kad ir mūsų tą patį Darių, poną Darių, kuris štai tokį klausimą pateikė, kaip jūs sakot, Lietuvoje tokių žmonių nedaug, kurie, tarkim, turi pakankamą išsilavinimą, susidomėjimą arba ryšius, kad galėtų taip investuoti. O ką pasiūlytumėt paprastam investuotojui? Aš galiu pasakyti, su Lietuvos birža nedirbu, bet žinau, kad nemažai. Su 10 000, 15 000 dirbu su Lietuvos birža. Lietuvos biržos apimtis yra per dieną tiek, kiek mano apimtis yra su ta krepšelė, kurią aš turiu, maždaug 20 kartų didesnė, negu visos Lietuvos biržos apimtis yra spekuliatyvus. Tai gali čia pabandyti, bet vis tiek reikia domėtis. Tai nėra kazino 50 ant 50, tai nėra loterėja. Tai reikia išanalizuoti, pamastyti, ką daro korporacija, kokias investicijas daro, ar jos vertė akcijų šiandien atitinka jų turtą ir verslą ir taip toliau, kaip jie laikosi rinkai, reikia viską tai analizuoti. Jeigu visiškai tu esi, nežinau, ten menininkas, gydytojas ir visa kita, nesusijęs su ekonomika, geriausia tai investuoti auksą. Bet auksą šiandien jau pasiekė, kaip jūs paminėjot, riba, aukščiausia riba. Didelį pelną neduos, bet ir nukristi nenukris. Nafta šiandien maždaug žemiau vidurkis. Nafta dar gali kristi. Kris nafta, būtinai auks aukso kaina. Jeigu nafta pakels, kris
auksas, tai yra vienareikšmiškai. Tai yra, tokios yra taisyklės ir žaidimas tose akcijas ir taip toliau. Visą laiką visas bendrovės iš karto reaguoja naftos kainą. Kol kas šiandien iš to gyvena visas pasaulis. Kaip Jūs galvojat, va štai mus dabar žiūri, įsivaizduokim, toksai virtualus 100 žmonių. Kaip Jūs manot, koks procentas supranta, apie ką Jūs kalbat? Porą procentų. Jeigu mes sėdėtume Didžiosios Britanijos arba Belgijos arba Jungtinių valstijų televizijos studijoje ir apie tai kalbėtume, koks būtų procentas, kaip Jūs galvojat? Nedaugiau negu 10. Tas skirtumas vis tiek, procentas nėra didelis nei ten, bet vis dėlto skirtumas 5 kartai. Kur Jūs matot problemą? Na, Lietuva Sovietų sąjungai buvo nemažai ir ten buvo planinė ekonomika iš vis neleisda žmonėms mąstyti. Nuo 19 amžiaus buvo tokia statistika nuo rytų į vakarus. 0,3 procentų gimė žmonių, kurie gimė susigebėjimu administruoti, valdyti pinigus ir žmonės. Tuo metu apie 3 procentus buvo tik Amerikai. Dabar per 100 metų Amerika pasiekė apie 12 procentų, gimė susigebėjimu valdyti, administruoti. Žmogus turi gimti tam. Kartais tu neišmoksi.